Labas, mėlyjeji. Ryte labai puoliau į darbus, nepasisveikinau su jumis. Ir net pusryčių dorai nepavalgiau. Jau nešneku apie kavos išsivirimą ant viriklėlio. Tai spėkit, kur aš. Tai va, 4 valandas atidirbtos, šiek tiek kelelio nuvažiuota, o šiandien judu į Kirvių muziejų, kada dar vieną senovinių daiktų vietelė. Žinau, kad jau turbūt nusibodau su savo senienom, bet man taip gaunasi. Ir kažkokių gamtos vaizdų. Ir šiandien kelio nedaug, tik 230 km, nes po truputį jaučiuosi pavargus ir lėtinu tempą. Ir lėtai judu į šiaurę. Ne visai į vidurį. Aišku, reikėtų mesti cukrus. Čia gamykla, į kurią eisim. Užsiprašiau vos ne individualios ekskursijos. And after this, we slice it out there. And now I'm not gonna do that because it's gonna be sharp. But as you can see, Oh my gosh.
Tai va, šiek tiek, kad nepamirščiau, ką mačiau kirvių gamyklai. Iš tikrųjų tai labai patiko. Turėjom gidę ir, žodžiu, visą procesą parodė, kur saugo plieną, kokios senos staklės, kaip su jomis reikia atsargiai dirbti, nes tiesiog tokių jau nebeleistų gaminti tokių staklių ir todėl jie saugo tas staklės kaip savo akių, kokios 5 staklės. Paklausiau apie kokybės kontrolę ir pasakė, kad kiekvienas žmogus prie tų staklių turi savo ženklą. Pabandysiu parodyti. Va tas, kur TE, tai yra konkretus žmogus padarė šitą kirvį. O tas kitas ženkliukas yra jau įmonės ženklas. Šitoje pusėje irgi pažymėtas kirvio galva, pažymėta įmonės ženklu. Bet ką duoda tas darbuotojo parašas, tai kad jisai labai stengiasi išlaikyti gerą kokybę, labai tikrina savo darbą, nes tai kaip padėtum parašą ant kažkokios sutarties. Aišku, po to procesas tęsiasi. Eina ir galandimai, ir kaitinimai, ir kaitina, šaldo, kad padarytą plieną tokį iš tikrųjų labai kietą. Ir paskutinis žingsnis yra nugalast, kai jau galva ant koto, viskas važiuoja į kokybės kontrolę dar kartą. Ir jeigu tas kirvis turi kažkokių trūkumų, pavyzdžiui, šitas turi kažkokių trūkumų, kurių tikrai nespecialistas nepažiūrėčiau, tai deda tokį ženkliuką, kad čia jau toks second handas. Be abejo, kaina labai didelė, todėl nupirkau tik tai tą, kuris su nuolaida, kuris šiek tiek su broku. Tai pažiūrėsim, kaip vyras įvertins ir ar atras tą broką ar neatras. Tai va, tai ką aš iš tikrųjų išmokau, tai kad kokybė labai priklauso, kiek žmogus pats prisima tą atsakomybę. Taip pat, jeigu skaičiuojam vienetais ir už vienetus mokam atlyginimą, tai tada norisi daryti greičiau ir pametama ta kokybė. Todėl senokai šitą įmonę perėjus prie mėnesinio atlyginimo, geriau mažiau, bet geros kokybės, išskirtinių. Per dieną pagamina nuo 60 iki 80 vienetų produkcijos, bet jinai laiko labai aukštą kokybę, yra vardiniai kirviai, firminiai. Pati gamykla yra įkurta 1902 metais, taip kad gilios tradicijos ir nors 1985 metais įmonė buvo parduota kitam savininkui, bet procesas išlynintas. Jeigu anksčiau galvutes dažydavo, nes jos nebuvo taip gražiai apdorotos, tai atsisakė dažymo proceso, viskas pasidarė tvariau, greičiau, o kokybė išliko gera. Žodžiu, labai patiko, labai pamokanti istorija, labai daug gavau. Tai va.
ką, neverta keliauti? Fantastiškai vaizdai. Atlėkiau per tą tiltą, o kur mašinas važiuoja. Ir čiut pabūsiu, biškį vėsu. 16 laipsnių, aš trumpam rankovėm. Motor City Go. Tai vat, ir važiuosiu į kempingą. Nu, nice. Tikrai aš jums nepasakysiu, ar čia ežeras, ar čia jūra. Nebent paragaučiau vandens. Ar surus, ar nesurus. Šiaip labai ramu. Čia atėjau kokį puskilometruką nuo kempingo. Tiesiog pasibūti su vandens bangelėm. Nu ką, paragauti, paragauti. Pažiūrėsiu, ar surus ar ne. Nesurus visai. Ežeras.